Na, vaikai, šiandien aš vėl sveikinuosi su jumis ir mano rankose labai nuostabi knygelė Kalėdų naktis. Aš ją tikrai labai noriu jums perskaityti, nes mes visi labai laukiame Kalėdų. Ar žinai, kad Kalėdų naktį avys prabyla žmonių kalba? Negali būti. Gali. Iš kur žinai? Ot žinau, mano senelis pavalgęs kūčias visada eina į tvartą pasiklausyti, ką avys ir ėriukai kalba. O tu kodėl neini kartu su juo? Būna šalta ir tvartas toli, bet to senelis sako, kad patamsyje vilkai puola vaikus. Tai kodėl kiti gyvuliai nemoka kalbėti žmonių kalba? Ogi todėl, kad ne į jų, o į avinėlių ėdžias buvo paguldytas tik ką gimęs Jėzus. Taip ginčijosi vaikai eidami per mišką, jų šneką nugirdo mažas kiškelis, smalsutis. Jam labai parūpo sužinoti, ką avys ir ėriukai kalba Kalėdų naktį. Štai tokios iliustracijos gražios. Netrukus į mišką atgužėjo vyrai. Jie prikirto pilną vežimą eglučių. Vakare išbėgęs pagirin smalsutis be galo nustebo. Visų trobų languose švietė mirgėjo įvairiausios šviesos. Priliuoksėjęs arčiau, jis atpažino išpuoštas, išdabintas eglutes. Aplink jas sukosi ratu vaikai ir dainavo: Kalėdos, kalėdos, atėjo jau pas mus. Atsiminė kiškelis berniukų ginčą ir tekinas pasileido prie avių tvarto. Buvo tylu, jokio krebždesio, tik šaltis gnaibė nosį. Pro durų plyšelį dvelkė šiltas oras. Prisiglaudė ten smalsutis ir, belaukdamas vidurnakčio, užsnūdo. Jau spindi Betliejaus žvaigždė. Žvelkite į dangų, pažadino kiškelį skardus ėriukų balsas. Pramerkęs akis jis pamatė labai skaisčią žvaigždę. Nuo jos į žemę driekėsi spindulys. Ir kaip nustebo smalsutis, kai pajuto, kad ir jis gali kalbėti, tuo tarpu išlindo iš urvo pelė. Pakelk akis į dangų, žiūrėk, kokia šviesi žvaigždė žiba, džiaugsmingai sušuko kiškelis. Bet pilkoji graužikė tik apsidairė, ar netyko kur katė, ir šūrų šmurkšt į rūsį. Kur buvus, kur nebuvus, atsėlino katė. Pažvelk aukštyn, žiūrėk, kokia ryški žvaigždė patekėjo, riktelėjo jai į ausį smalsutis. Rainoji net nekniauktelėjo ir tepu, nusekė pelės pėdomis. Ji buvo labai susirūpinusi medžioklę. Bėgo pro šalį šuo. Antai žvaigždė spindi, užkalbino jį kiškelis. Ojei, ojei, kaip pašėlo šuo loti ir vytis ilgaausį. Vargšelis vos spėjo pasprukti. Uždusęs jis nukurtino atgal į mišką, o ten iš tolo išgirdo didžiausią sujudimą. Žvaigždė, žvaigždė, čiulbėjo kikiliai. Nuo jų balsų skambėjo visas miškas. Linkime visiems linksmų švenčių, sutartinai giedojo nykštukai. Sveiki sulaukę šventų kalėdų, ulbėjo gražuolės sniegenos. Danguje žėri kelrodė žvaigždė, džiūgavo eglės viršūnėje voverė. Ir pastebėjo šuoliuojantį smalsutį ir liuoktelėjo jam vos ne ant galvos. Ar matai žvaigždę, paklausė. Aš anksčiau ir tave išvydau, pasigyrė kiškelis. Dabar jis įsitikino, kad ne tik ėriukai ir avytės, bet ir visi žemės padarai, kurie matė spindint stebuklingąją žvaigždę danguje, gali tarpusavyje susikalbėti gražia žmonių kalba. Štai vaikai, kokia graži knygelė. Ačiū, kas klausėte ir iki kitų susitikimų, vaikai. Iki.